tikrųjų labai malonu, kad atėjote tokį vakarą. Mano vardas yra Žavinta ir aš esu jau su kvapais daugiau negu 10 metų ir pasakysiu kodėl. Kvapai, aromatai, jie labai stipriai asocijuojasi su mūsų prisiminimais, su mūsų emocijom, su mūsų išgyvenimais, su mūsų traumomis, su mūsų gyvenimo patirtimis, nes iš tikrųjų mes labai daug ką atsinešame iš vaikystės ir mes ką sukaupėm per gyvenimą irgi mums labai įtakoja tą mūsų gyvenimo džiaugsmą, gyvenimo geismą, nes nuo to labai priklauso daugumą dalykų ir kaip knygoje yra rašoma apie uoslę, tai iš tikrųjų taip šitoje knygoje tai yra rašoma apie uoslę. Gal žmogus nesupras, ant kiek yra svarbi uoslė, kol tu jos netenki. Tai va, tai iš tikrųjų kvapų pasaulis yra įvairus ir jisai yra, kaip sakau, juo giliau į mišką, juo skaniau kvepia. Nes tai iš tikrųjų labai padeda sveikatai, padeda, pavyzdžiui, aš turiu irgi šeimą, turiu 2 berniukus, vyrą ir mes sveikatinamės tik kvapų pagalba. Tai yra labai labai plati sfera ir jinai iš tikrųjų yra kokybiška, saugi, patikima, nes tikrai yra labai svarbu, kuo mes sveikatinamės. Tai mano ta kelionė taip ir prasidėjo, būtent aš labai norėjau daugiau su gamta ir daugiau su tuo tokiu natūralumu, nes reikia tausoti savo kūną, saugoti savo kūną ir mylėti save. Dėkui, Žavinta, tai čia būtų toksai Žavintos, kaip jinai atėjo į šitus kvapus ir dabar mes bandysim įvesti jūs į šitus kvapus. Taip, kiek jūs, mato, čia visokiausia mes turim kvapų. Žodžiu, taip, taigi aš dabar, taip sakant, suteiksiu teorinės dalies, bent jau, taip sakant, kur jūs galite sužinoti daugiau. Nes tikrai, nors kad ir taip labai mėgstu aš jums papasakoti visą knygą, kad jums nereikėtų padaryti, šį kartą bandžiau kaip nors, kaip taip pasakyti jums, kad jums būtų įdomu, bet kad vis tik tai tektų patiems skaityti. Taigi šitoje knygoje mokslininkė, paslaptingas uoslės pasaulis, žodžiu, laboratorijų ir, žodžiu, mokslo darbų ir visokiausių tyrimų vadovė, kur rasit viską jos tyrimus aprašytus, Rachel Hertz. Jinai būtent su tuo ir susidūrė, kodėlgi tas pats kvapas vieniem gali būti labai malonus, kitiem gali būti padvokas. Taigi, kad vis tik tai nėra tokio dalyko, kaip kvapas atrodo mums, kad, rožės turėtų visiems patiktų. Bet aš manau, kad esate bent vieną kartą gyvenime susidūrę žmogų, kuris dar turi prisiminimą to bulgariško rožių aliejaus ir sako, kaip jisai neskaniai kvepia, kaip jisai dvokia, primena kažkokį tokį reikalą. Ir netgi tie patys, žodžiu, jau legendiniai kvepalai, Coco Chanel, tiek, žodžiu, jos numeris 5 ir visa kita, jie ne visiems patinka. Taigi, kas lemia, kokie kvapai mums patinka, o kokie mums nepatinka. Taigi, tai ir būtų vienas iš atsakymų šitoj knygoj, kodėl. Kas lemia, ar yra toksai dalykas kaip universalus kvapų pažinimas. Nes pasirodo, kad žmonės skirtingai nuo kai kurių sėslių gyvūnų, mes daugiau priklausome prie tos gyvybės formos, kurios gali egzistuoti labai skirtingose aplinkose. Tai pagalvokit, kokie dar gyvuliukai be žmogaus gali gyventi bet kur. Ir tie, kas nors prisimenat, kas nors žino, ką galima rasti visur gyvuliukas. Vabzdžių kokių? Tie su 4 kojytėm, su ilga uodegyte.
tokie labai protingi, kuriuos naudoja laboratorijose. Žiurkės. Kurios lygiai taip pačiai kaip ir žmogus, jos neturi tai, kad kažkoks kvapas visiems bendrai būtų blogas kvapas. Netgi prancūziško sūrio kvapas vieniems yra skanu, kitiems yra bjauru. Kaip aš sakiau, islandiškos rūkytos šitos pūdytos silkės kvapas, nėra bjauriau. Bet jiems tai yra skanu. Vėlgi, prakaito kvapas, paprasčiausias žmogiško prakaito kvapas. Vėlgi yra labai skirtingai. Ir tarkim, vienas iš tos knygos siužetinių, kaip ir, kadangi tai yra mokslinė knyga, ne romanas, bet joje labai daug yra patirties. Konkrečiai imama vienos moters patirtis, kuri avarijoje neteko uoslės. Ir kaip jos gyvenimas realiai sugriuvo, nes tiesiog artumas, tai ką mes kalbėjom, būtent kada ta patirtis, kada nosis užsikišus ir nebeužuodi, ką tu, taigi atrodo, taigi akis turi, ausis turi, skonio receptoriai, viskas, niekas neskanu. Tu negali realiai mėgautis, nes tu esi tarsi po kažkokiu tokiu, kaip aš sakau, kalpoku, nes tau viskas užimta, tiesiog viskas erzina. Ir atrodo, tai tik uoslė. Tik uoslė. Bet kiek daug ant jo stovi. Taigi, dar grįžtant prie tos knygos, ką jūs dar joje sužinosite? Dar jūs sužinosite būtent tai, ką Žavinta ir minėjo, būtent kaip kvapai įtakoja tam tikros trauminės patirtis. Kad tarkim, tai yra vienas iš baisiausių dalykų, kad žmogui patyrus kažkokį trauminį įvykį gali pasąmonę užsikabinti už absoliučiai neutralaus kvapo. Kur pats kvapas iš savęs, jisai, nieko dėtas. Bet tam žmogui užuodus tą kvapą kažkurioje tai jisai gali prasidėti panikos priepuoliai. Ir tai, kad jeigu tu gali išvengti kažkokių vaizdų, bet kvapą tu išvengti negali. Jeigu žmogų užpuolė ir jie, tarkim, labai žiauriai sumušė ar ten šačiu kažkas, tai ir tas užpuolikas kvepėjo kažkokiu tai kvapu, tarkim, paprasto kažkokio dezodoranto, kvepalų kvapu. Ir tu kažkur minioji užuodė. Ir būtent tai, kad kvapų sukelti prisiminimai, jie yra daug stipresni negu kad vaizdų. Vėlgi tas toksai labai įdomus, tai kodėl kvapas jisai tarsi nurašytas, bet jis tiesų yra nepaprastai svarbus. Taigi, ir jūs dar toj knygoje sužinosit, kaip ten, kodėl, tarkim, skirtingi dalykai mums kvepia. Šiaip tai iš Agatos Kristi žinom, kad migdolai ir kalio cianidas kvepia panašiai. Žodžiu, kad yra, kad kvapai, kurie maskuoja vienas kitą. Kodėl? Tai irgi rasit apie tai šitoj knygoje. Toliau, dar apie ką norėjau pristatyti dar kelias knygas. Apie tiesiog vienas yra detektyvas, apie vyruką, kuris būtent buvo agnostikas, kuris neužuodė kvapų. Ir jo gyvenimas, jo žodžiu, kaip yra baisu. Kad realiai suvokti tą tokį visiškai, tokį, ką reiškia. Kitas labai čia visiškai šviežias, yra kaip ir jaunimui skirtas romanas, bet aš labai tikrai rekomenduoju visiems, jisai nėra didelis, bet tikrai labai verta būtent apie jaunuolį, nuo vaikystės iki, jaunuolio, nes vėlgi dar vienas dalykas, kurį jūs rasite labai stipriai ir su schemom, būtent smegenų pjūvio,
kad iš tiesų uoslė labai stipriai susijus su emocijom, būtent per migdolinį mūsų tą žodžiu, kuris yra. Čia kažkur tai. Kažkur tai čia yra. Žodžiu, rasite, kurioje ten vietoje jis yra. Ir būtent vaikelis, kuris gimė su labai mažu migdoliniu kūnu, būtent po to smegenų. Realiai jisai negalėjo pažinti emocijų ir negalėjo jas reikšti. Ir tas toksai, kaip visą tai išaiškėjo, kada jisai, būdamas 6 metų, pasiklydo ir jisai užėjo skersgatvį ir pamatė, kad keli vaikai daužo, žodžiu, kitą berniuką, paauglę. Jisai nuėjo, žodžiu, parduotuvę, nes jo nepastebėjo, pasakė, kad, kad jisai baigė mirti, žodžiu, labai viską. Bet kadangi jo veidas neatspindėjo jokių emocijų, tas parduotuvės savininkas nesureagavo. Ir kada sureagavo, paaiškėjo, kad tai buvo jo sūnus, kuris numirė. Ir tiesiog tada užpuolė, žodžiu, policijos poskyrį, kuris buvo su mama, nes mama jį rado, nes jį pasimetęs užpuolė jį, kad kodėl tavo veidą, ta prasme, kodėl tu taip abejingai visą tai pasakei, kad, žodžiu, kad aš būčiau jį dar išgelbėjęs. Toks irgi. Ir visos tos irgi mokykloje patyčios, vėlgi tokie visokiausi dalykai, kad ką reiškia, kada emocijos uoslė, šitas visas lankstas. Taip pat daugiau dar apie kvapai ir literatūrą mes turime kvapų saugotojas, irgi jaunimui, čia šiek tiek su fantastika. O apie pačius kvapus norintiems daugiau pasiskaityti ir tikrai labai aiškiai, labai daug yra rasite tiek pagal augalus, tiek pagal problemas. Žodžiu, jeigu odos jautrinimas, kokie eina augaliukai, odos priežiūra, jeigu yra čiobreliai, tai kam yra čiobreliai skirti? Žodžiu, kur galit ežiuolių. Žodžiu, bet visas šitas. Dar apie aliejus, vaistažolių, žolelių, augalų, eterinių aliejų ir kitų gamtos turtų magijos paslaptis. Yra vėl nauja knyga, Žalioji ragana. Ir dar kas jums turiu be abejo apie jau kvepalus, bet čia jau bus nebe augalus, ne apie natūralius, bet apie būtent kvepalų pasaulį, kuris irgi gali, kodėl, kas jungiasi ir dabartinė, būtent kvepalų technologija, kuri eina molekulinė, kuri neturi nieko bendro su šitais natūraliais kvapais. Tai aš kaip tik šitą knygą jums rodau, apie, kad kvepalų pramonė tai yra visiškai kas kita, negu kad šitie kvapai. Tiesiog, nes jeigu iš šitų kvapų gaminti kvepalus, tai tie kvepalai kainuotų nežinau kiek ir plus neaišku kiek jie laikytų, nes natūralūs kvapai, jie nėra tiek kibūs, kad jie taip ilgai laikytų. Kas autorius tos knygos, galiu paklausti? Šitą? Aha, Mickevičius. O čia Aistis Mickevičius. Tai ir dar plus šitoje knygoje jūs rasit patarimų, ką daryti, kad kvapai, kad jie jaustųsi, kad jie veiktų. Nes mūsų nosis jinai pripranta, irgi viena iš reklamų, jeigu atsimenat, žodžiu, apie oro gaiviklius, kad nosis mūsų pripranta ir jinai nebeužuodžia, jinai pasidaro tiesiog akla nosis, nebeužuodžia šuniuko namuose, nebeužuodžia tam tikrų kvapų, nes tiesiog juose būni nuolatos ir tu jau nebeužuodė. Tai ir apie šitą visus nosies ypatumus ir kas ir kodėl su kvapais rasite šitoj knygoje. Toliau aš dar apie emocijas turiu knygų, taigi jeigu norėsit pasinagrinėti savo emocijas ir tada pagal emocijas prisitaikyti aliejus,
šitą dalyką irgi galėsite padaryti, man tik tai pasakysite, kokių jums reikia. Taigi toliau, teorinė dalis tiek būtų. Dabar eisime prie praktikos ir galėsim ragauti, žiūrėti, sakant, mūsų nosis galės uostyti ir galima sakyti ragauti. Nes tas, kad aš kaip visada labai mėgstu, kur apie vyną knygos yra. Ir vat viena iš jų yra Kamščio nunešti. Mano viena iš mylimų knygų, kurią aš mėgstu dovanoti savo draugam. Būtent ten Google inžinierė, jinai paskyrė metus vynui. Ir ten yra vienas skyrius apie tai, kad kaip, kada, ar esat buvę, ar kas nors yra nebuvęs vyno degustacijai? Niekada gyvenime. Nesat buvę vyno degustacijai. Bet esat bent jau matę, kaip ta degustacija vyksta. Ir kada, žodžiu, jau tas, kaip sakant, tas, kuris viską jums pristato, ir, žodžiu, lieka pauostyti vyną ir tada tie, kurie žino, jie pradeda pasakot, ką jie ten užuodžia. Ir tu galvoji, nes aš labai gerai atsimenu, Prancūzijoje viena iš pirmųjų tokių didelių profesionalų vyno degustacijų ir kai jie pradėjo pasakot, va čia tas, čia žemės kvapas toks, čia žodžiu, čia vaisių kvapas toks, čia tai eina ta nata, o čia eina šita nata. Sakau, klausykit, brangieji, aš užuodžiu vyną. Žodžiu, jokių ten pakalnučių, ar žodžiu, obuolių, žieminių obuolių kvapas ankstyvą gruodžio rytą. Žodžiu, taigi, kad visi šitie dalykai, kvapų skoniai, pavadinimai, tai irgi yra susitarimo kvapas ir kad iš tiesų nėra didesnės ir sunkesnės užduoties, kaip įvardinti kvapą. Mes kvapą aiškinam remdamiesi asociacijom su kažkuo tai. Bet vat kaip įvardinti vat tą kvapą? Mes sakom saldus, rūgštus, sunkus, bet kvapas jisai yra nei rūgštus, nei saldus, jisai, Kvapas sukelia emociją. Taip, va būtent apie emocijas va tas vat ir yra. Taigi dabar Žavinta perduodu estafetę ir tik tai garsiau truputėlį gerai. Ar čia prisislėptum? O aš garsiai nelabai gal taip kalbu garsiai, bet pasistengsiu. Jo, šitą knygos būtent geismo kvapas, aš irgi turiu namuose ir galiu tikrai parekomenduoti nuoširdžiai, kad dar giliau suvoktumėt, suprastumėt, kiek yra šita mūsų uoslė svarbi. Nes jeigu mes nieko neužuodžiam, mes nieko ir nejaučiame, nes uoslė tai yra gyvybė, tai yra gyvybingumas. Ir pavyzdžiui, mes net žinome, kad aplamai senovėje, iš senų, kai dar žmonės gyveno urvuose, kaip jie atpažindavo savo partnerį, tai tiesiog pagal uoslę. Jų uoslė buvo ant tiek dar nenublukinta galbūt tos chemijos, Jie turėjo daug mažesnį kvapų, gal ne tiek mažesnį, bet... iš gamtos. Viskas buvo gamtiška ir jų tiesiog ta uoslė, jie tiesiog atskirdavo, su kuriuo partneriu galima susilaukti vaikų. Šiai dienai irgi yra, kaip sakoma, nes kodėl, pavyzdžiui, ar tu susitinki su žmogu, ar ne, tu vis tiek tas kvapas, pavyzdžiui, jeigu jis ateina kažkuo pasikvėpinės, tu jį arba priimi, arba ne, tiesiog ir to atrodo, jisai bus malonus žmogus ar nemalonus. Kažkaip iš karto mes nuskanuojam pagal kvapą, kai mes užuodžiam. Netgi visai, nes dažniausiai tai būna nesąmoningai. Visiškai, nes mes patys nesuvokiam, o iš tikrųjų uoslė jau jinai dirba tą savo darbą. Tai va, ir jeigu mes, sakykime, tos uoslės netektume, mes netektume daug tų tokių, tikrai būtų tas pilkas gyvenimas ir toj knygoj, kai rašo, kai vienas iš labai žinomų dainininkų, jis irgi autoavarijai neteko uoslės ir jisai sako, aš nežinau, kas čia darosi, sako, su manim, bet aš jau, sako, nebeužuodžiu savo mylimosios kvapo.
Tai va, tai mylimosios ir prakaito kvapą ir aplamai tos mylimosios. Tai kai pagalvoji, mes neįvertinam, kai mes ją turim, atrodo, tai yra savaime suprantamas dalykas ir viskas. Užuodžiu gerai, o kai jau atsitinka, aš, pavyzdžiui, nežinau, per COVID irgi netekau savaitėj uoslės ir atrodo, maistas netoks, jau kažkokios nuotaikos netokios ir atrodo, tau gyvenimas visiškai atrodo, jau kitaip verčiasi jisai. Ačiū Dievui, kvapų pagalba galima mes per laiką atsistatyti, nes jeigu tai nėra pažeista mūsų uoslės ten tinklainė, kuri ten voratinklis, ypač sportininkai, pavyzdžiui, labai greitai netenka irgi nuo traumų įvairių galima netekti. Tai žodžiu, jo, tai šiandien tokia irgi norisi išsigryninti temą tiek, kiek mums ta uoslė, kiek ta mūsų nosis yra svarbi. O šiandien aš atsinešiu tiesiog jum parodyti ir papasakoti apie gamtos tos kvapus ir jie yra iš tikrųjų labai aukštos kokybės, jie yra natūralūs, jie yra, aš jau per 10 metų labai daug išbandžiau ir kitų kompanijų, bet aišku, aš pasilikau prie to, kas yra grinai be jokių pridėtinių molekulių, be jokių pridėtinių, jeigu tai yra, sakykime, levanda, jinai ir yra ta levanda, kuri priklausomai kaip jinai užaugo, kurioje vietoje užaugo, kiek gavo lietaus, kiek gavo vėjo, kiek gavo saulės spindulių, tai žodžiu irgi tam turi įtakos kvapui. Tai šiandien mes ir juos paragausime, turiu tikrai nemažai, šiaip yra aplamai virš 300 rūšių, tai neišeisit, kol visų neparagausit, aš juokauju, bet bent jau kelis pagrindinius, o paskui galėsit jau savo valia pateiti, prieiti, pasidomėti. Tai mano kelionė iš tikrųjų prasidėjo, nes, kaip sakau, juo giliau į mišką, juos skaniau kvepia. Turi būti tiesiog pirmi tie žingsniai, kaip jeigu mes norim išmokti skaityti, mes pirmiausia pažįstame raides. Tai čia irgi lygiai panašiai, tai yra kaip abėcėlė, tai yra kasdieniniams gyvenimo atvejams, nes mes gyvenam vieną kartą, bet kiekvieną dieną. Tai būtent mano tas rinkinys buvo aplamai tų kvapų visa ta tokia paletė, mano sveikatinimas, mano emocijos, mano grožis, sakykime, visai šeimai ir namų kvapams, kaip sakau, vienam surinktam pakete yra viskas, ko praktiškai reikia mums kiekvieną dieną. Tai va, tai tokį kaip mini pristatymą ir pasidarysim. Aš nežinau, ar jūs kokią turit patirtį su kvapais, aš turiu omeny su natūraliais kvapais. Aplamai, kokia jūsų yra tokia, ne tik kiek nuomonė, bet ar jums yra tekę susidurti, pavyzdžiui. Taip? Doterus mes naudojam eterinius aliejus. Jos draugauja viena su kita. Aha, supratau. O šiaip, kaip... Su mažais vaikučiais. Su mažais vaikučiais? Jo. Jūs naudojat? Jo. Irgi naudojat? Jo. Ir kaip patinka? Jo. Kas dar naudoja, kas dar? Namus kvepina labai. Pagal nuotaiką pasirenki kažkokius derinius ir padeda susikaupti iš tikrųjų, jeigu dirbi protinį darbą ilgai, pradeda blaškyti viskas ir tiesiog pameti, mintis pabėga, o tarkime, kažkaip pakeiti galų gale kvapą, tarkim, diffuzerį kažkokį ir tau, nežinau, čia sublaško truputį dėmesį tas kvapas, ar tiesiog atgaivina kažkaip ir tiesiog lengviau dirbasi iš tikrųjų namuose, jeigu sėdi prie kompiuterio, tai tokia pagalba aš pastebėjau, kad iš tikrųjų padeda. Taip, nes iš tikrųjų, kuo mes kvėpuojame, yra labai svarbu, nes namuose irgi tas grynas oras, nes eteriniai aliejai aplamai, ką jie daro, jie valo, grynina namų orą, aišku, pripildo jau tom molekulėm, kurios mes įkvepiam, todėl kai mes įkvepiam, viskas keliauja per mūsų uoslės receptorius, tiesiai į mūsų smegenų sistemą, į limbinę, ten, kur gyvena mūsų emocijos. Dėl to kvapas turi kiekvieną savo tokią emociją. Pavyzdžiui, jeigu mes įkvepiam kažkokią levandą ir daugumai asocijuojas, tai močiutės kažkokia skrinė ar močiutės ten spinta. Tai va, tai mes jeigu jau pasiruošę, aš galiu
paleisti kvapą ir mes tiesiog galėsim, aš norėsiu vieną dalyką paprašyti, jūs nebandykite įsivaizduoti, ką jūs užuodžiate, bet jūs tiesiog palaukite ir pagalvokite, kokią jums tai iškelia emociją. Nu, planai, ir jeigu drįsit, pasidalinkite tada, nes iš tikrųjų yra, tiesiog nesusitelkim į patį kvapą, bet tai, ką tas kvapas mums atnešė, nes kvapas veikia kaip įsraktis, jis tiesiog atrakina tą mūsų ląstelę ir tiesiog mes atsimenam kažkokius tai dalykus. Tikrai neišsigąskit, čia nieko nėra kažkas tai blogai ar ką, bet iš tikrųjų nes kvapai labai daug dalykų mums iškelia ir jie yra neskausmingi. Tiesiog mes juos paleidžiame. Nežinau, ką bus įdomu, bet šią vasarą aš turėjau labai įdomų su kvapais susijusį įvykį. Mes tryse ėjom Kamino kelią ir 6 dienoje ėjimo ėjom per kalnus, ne tuo turistiniu populiariu keliu ir eini ten labai mažai, mes sutikom 6 žmonės tikriausiai per tas dienas ir mes einam, ten nieko nėra, miškai, kalnai ir aš sakau, žinokit, aš jaučiu mirties kvapą. Mano draugė sako, labai stiprus mirties kvapas. Įsivaizduokit, visiškai miškuose. Ir žinokit, mes prieinam ir pastatas toksai, gana didelis, toks kaip 3 aukštų, sakyčiau, pastatas ir pasirodo ten krematoriumas. Mes net nežinojom, kad ten bus tas pastatas, mes jo net nematėm ir staiga. Ir atrodo, mirtis, dabar pasakykite jūs man mirties kvapą, bet atėjo tas kažkas ir ne man mano draugė, tai jinai labai dirba ligoninėje, tai jai ta mirtis matyti asocijuojasi su, tikrai jinai jautė tą kvapą. Mano patirtis truputį kitokia su mirtim, tai, bet abi pajutėm tą patį ir sakau, taip keista buvo, kad, tai kad turi galę tie mūsų uoslės receptoriai, tai tikrai. Va, tai gal per pusės paleiskime. Jūs tiesiog galite ir užsimerkti, galite... Čia po vieną paimti? Po vieną. Po vieną, tiesiog paimti ir visą. Čia tas pats kvapas, tai tiesiog pasidalinkė. Ai, tas pats? A, čia visiems tas pats. Egle. Tau iš abiejų pusės. Mane. Ačiū. Ką jums primena? Citrinos kvapas. Citrina. Aplipti. Aš žinau, ryto kvapas, nes aš geriu citrinos vandenį iš ryto ir labai skaniai išsigeria. Jis toksai kaip atsibudimo kvapas gal. Citrina yra... Pavyzdžiui, taip, čia yra lemon. Čia yra iš žievelių, čia net ne eterinis aliejus, o čia yra esencija. Nes tai yra iš žievelių šaltuoju būdu išspausta, pavyzdžiui, ten buteliukui 15 ml. Gal atspėtumėt maždaug, kiek reikia citrinų, tiesiog va tokiam 15 ml buteliukui citrinų. Tiesiog kaip iš... Kokie 10 kg. Mažiau Daugiau. 150, ne? 75 citrinos. Tai vienetų jo, ne kilogramų. Taip. Tiesiog tokį kaip duodu suvokimą, kad suprastumėt, nes tai čia yra tas pats, va paimtumėm ar apelsiną, ar citriną mes nuluptumėm ir kas iš žievelės eina, va tas eteris. Riebugį ten. Ir tai čia lygiai tas pats, tik jis yra supiltas į tą buteliuką, išspaustas, sakykime. Tai va, citrina yra toksai, kaip sakau, ypač dabar, kai yra žiemos, toks ateinantis tas laikotarpis žiemos, jinai labai budrina, jinai labai gaivina. Aš iš aplamai vadinu eterinį, kur yra tų citrusinių linija visa, greipfrutas, laimas, bergamotė, apelsinas ar ne, citrina, tai yra, kaip sakau, pripildyta saulės energijos, ta tokia namuose, kai kai paskleidi tą kvapą arba tiesiog ar į vandenuką įsilašini ir kai tu jį naudoji, tai iš tikrųjų, grinai va toks yra geros tos nuotaikos, toks nešėjas ir budrina ryte, pavyzdžiui, tikrai pas rytas prasideda nuo ko, nuo garintuvo,
ateini pasistatai tą garintuvą ir tiesiog tu gali mėgautis, kol tu ruošiesi, kol čia visa šeima ruošiasi, tai taip. Aš mėgstu išspausti citrinos sultis ir įlašinti lašelį eterinių. Na, man tobula. Taip, iš tikrųjų. Ir aplamai citrina žievelių labai detoksikuoja, valo šlakus, ftalatus, petrolatus iš kepenų. Kaip sakau, yra aplamai citrinas aliejus, tai yra kaip tonikas, kepenims tonikas. Nes kepenys mūsų yra didžiulis filtras, kuris labai daug toksinų sulaiko, o mes tų toksinų tikrai labai daug gauname, tik išeiname gatvę ir viskas. Mašinų srautas, mieste gyvenam, nežinau, kas miške gyvena, tai čia turbūt aišku, kad tai būtų ir miško tyrinėlėje, ne? Dar tas, kad citrinos kvapas, jisai dažnai būna valikliuose. Tai irgi ne visiems, taip, bet taip, kad, tarkim, vėlgi tu negali sakyti, kad citrinų kvapas visiems tinka kaip gaiviklis, nes vėlgi, kieno yra pirmas, vėlgi, pirmas susitikimas, tarkim, ligoninės valiklis, nors šiaip, būtent kodėl toks yra, daugeliu ligoninės kvapas yra toksai, nenori į ligoninę ir dažnai, kad tas dezinfektorių, ir paskui juos bando, juos visai irgi gaivinti ir dažniausiai tai būna pušų arba citrinos kvapas, toksai tame visame šiaip ligoninėse jo chloro ir plus kažkas, ir tu gauni tą mišinį ir vėlgi labai įdomi, kaip tavo smegenys suveikia. Taip, nes yra asociacija, jeigu tu maža atėjai ir tu kažko iš tikrųjų užuodėjai tą valiklį su citrina, ar su pušim, nesvarbu, ar su kadagiu, ar su rozmarinu, ar su šalaviju, tau iš karto, tu turi viskas, ląstelė įsirašė viskas, į atmintį ir viskas. Ir tu viską, kvapas todėl ir kai tu užuodi, tau iš karto nukelia tavo prisiminimus. Ir nesvarbu, kad jisai yra labai geras ir labai teigiamas ir labai viskas, bet tu gali tiesiog sakyti, ne. Tai yra, žodžiu, man iš karto mane purto, aš iš karto, ne. Nors pats kvapas iš tiesų, jis yra labai geras. Tai irgi dar tas, ką irgi šitoje knygoje rasite apie tai, kad realiai kaip ir emocijų nėra blogų ir gerų, nes pyktį mes dažnai laikom blogą emociją, bet pyktis nėra bloga emocija. Pyktis yra gera emocija, bet ką jinai atneša, koks jos rezultatas. O čia yra gali būti geras ar blogas. Ir dažna atveju žmonėms, kuriems pritrūksta pykčio, tam, kad imti ir neleisti, kad juos skriaustų. Tai yra blogai, tai yra trūkumas. Tai taip ir su kvapais nėra gero ar blogo kvapo, yra tiesiog skirtingi kvapai ir tavo patirtis su juo. Nusipiliu taip. Ir dabar kvapą, kurį dabar duosiu, iš tikrųjų irgi daugumai žmonių, būna irgi tokios asociacijos, bet labai norėsiu ir iš jūsų išgirsti, ar tai irgi pasitvirtins. Eukaliptas. Duslus kažkoks kvapas labai. Senų spintų, širdies vaistų. Kažkokių duslių patalpų, kažkas. Batų vaksas. Truputį vaistai kažkokie liktai. Toks kai eukalipto kvapas. Truputį vaistinis reikalas. Toks nuo kandžių, kai deda. Lygų kvapas ar ne? Tai nežinot, neįtarėt, koks tai yra kvapas? Nepušys kažko? Nerva. Tai yra frankincense. Esat girdėję frankincense. Ir daug kartų, kaip sakyti, einam į bažnyčią, ar ne, ir kai smilkalai tie frankincense. Ten yra frankincense.
Tai va gali būti todėl, kad, nu, kaip sako, reikalai su bažnyčia. Tai va gali būti irgi ta asociacija su tuo, kad, nu, jeigu jau frankincense yra ant ribos toksai, nes aplamai frankincense yra numeris 1 antidepresantas. Jis aplamai yra vienas iš tų tokių eterinių aliejų, kur buvo iš tų kvapų, kur buvo padovanota Jėzui Kristui, kai gimė Jėzus Kristus, 3 karaliai nešė mirą, auksą ir frankincense sakų. Tai va, tai būtent čia yra ne šiaip tas frankincense, bet tai yra iš Omano, kur turi vienintelė kompanija tą teisę išvežti, nes arabai naudoja, princai naudoja šitą būtent frankincense aromatą, jie kvepinasi būtent su frankincense. Ir aplamai frankincense labai padeda meditacijom, labai padeda nuraminti širdį, protą, emocijas. Tai va, frankincense ir grožį galima taikyti. Jo. Kaip ir logiškai, jeigu tu esi, kada tu esi pervargęs, įsitempęs, tavo visi veido raumenys yra įsitempę, viskas, kad tu, nu, nesi gražus. Kuo tu labiau atsipalaidavęs, tavo, žodžiu, oda visą atsipalaidavus, tuo tu esi gražesnis. Taip, kad irgi tas toksai viskas labai arti. Taip, tai frankincense yra vienas iš, čia yra mano mylimiausių kvapų, nes aš su juo, kaip sakau, atstatau visus savo resursus, nes gale dienos visada reikia savo visą kūną palepinti, atstatyti, o kaip tai padaryti, galėsiu tikrai pasidalinti, nes iš tikrųjų tai yra labai šventas eterinis aliejus, dabar, kaip sakau, einu prie jau tų kalėdų, prie tų mūsų kūčio, apie kalėdas, apie kūčias, tai būtent frankincense yra toksai labai toks geras kvapas aplamai išsigryninti gal savo tokias mintis, kurios giliai viduje spaudžia. Pavyzdžiui, nėra tai buvę, kai atrodo, tu nori kažką išreikšti, pasakyti ir atrodo, nu, vat neina man iš tų žodžių kažkokių tai surasti, bet tiesiog kažką paleisti, atrodo viskas va čia. Va. Tai frankincense yra labai toks, jis aplamai labai giliai veikia mūsų pasąmonę, mūsų sąmonę ir tiesiog jisai labai lengvai, paprastai padeda tiesiog atsipalaiduoti. Labai gerai yra tepti širdį, gerai yra smilkinius patepti, būtent tą vietą, kur susijungia mūsų stuburo raumenis su galvos, sakykime, su smegenim, ar ne? Kaip nosis užuodžia čia. O jūs, žinot, dabar aš jums pasakysiu taip, ne? Kaip galvojam, kaip tas kvapas, nes mes dažniausiai naudojam į padus, pavyzdžiui, kas vaikai, atsimenu, aš pati savo vaikus užauginau ir mes iki šiol be jokių vaistų. Jeigu taip žiūrėti tą, būtent su šitais eteriniais aliejais, jie iki šiol nežino, kas tas paracetamolis, kas kalpolas, nes jie nuo vaikystės tik atsimena, dar kol neturėjau būtent šitų kvapų, tai buvo kosuliai visokie, virusai, gerklės, ausis, skauda, pilvas, ten, nu, visos mamos, visos, kurios augino, tai žino turbūt tos simptomus, tai būdavo antibiotikai, arba mes atsimenu irgi dar, kai neturėjau tokių, tai mes ir kojas merkdavom, ir kopus dėdavom, nu ko aš ten, kaip sakau, irgi nedarydavau, kad tik išvengti tų vaistų, bet iš tikrųjų atsimenu vis tiek reikėdavo ir eidavom pas gydytoją, išrašydavau 1 kursą antibiotikų, nepadėjo, ateinam pas gydytoją, sakom, gydytojo nepadėjo, sako, išrašysim 2 kursą antibiotikų ir žodžiu, ir man tai galvoju, sakau, tai gal galit ką nors parekomenduoti tokio kažką, vat, alternatyvą kitokią, nes jau vieną išgėrėm, jau kažkaip bijojau. Tai sako, nuo tavęs priklauso. Tu nori duok, nori neduok, buvo toks daktaro atsakymas. Tai va, tai mes, kaip sakau, aš vaikus grinai užauginau be jokių. Ir jie žino, iki šito mano sūnai 20 metų, mažajam 16. Tai žodžiu, jie žino, mama, man patep, jie ateina, neprašo manęs tabletį, mama, man patep šitą, man patep tas, aš po sporto, man patep tą, aš ten susimušiau, man patep tą, ten pamokas ruošia, pastatom garintuvą, irgi va, kaip jūs sakot, koncentracijai, ką gerinti, fokusuotis, ar ne. Tai va, viską, tiesiog, mes tik gal per mažai žinom, ką gali kvapai, nes mano gal ir yra tokia pagrindinė žinutė, kad parodyti žmonėm, kad iš tikrųjų mes daug ką galim pasisemti iš gamtos. Tik tais mes, kaip aš sakau, aš irgi nežinojau prieš 10 metų ir man atrodo, kodėl, aš nežinau, kaip atrodo vaikus, nu, užauginusi, gal, nu,
aplamai visiškai be tos chemijos. Tai va, mes tik tais mažai žinom, gal mažai, arba sako, ateina laikas. Tai laikas ateina ir tiesiog man irgi atėjo tas laikas ir aš kai pradėjau tą pažinti, aš pradėjau literatūros tiek, va, knygų irgi, va, perkuosi ir domiuosi, nes iš tikrųjų tai yra mokslas, nes kvapai yra iš tikrųjų labai, mums tik atrodo, nu ir kas čia užuodė, ir kas čia atsitiko, nu, o iš tikrųjų tu panaudok kokią 28 dienas vieną tą, sakykime, išsirinktą kvapą ir jūs pamatysit, kaip jums gyvenimas tiesiog jūsų pradeda keistis. Tikrai, aš turiu tikrai aplinkui daug žmonių, kuriems arba per aromapsichologijos testavimą, kurį irgi darau, bet čia yra jau one-to-one toksai vizitas, kai 67 kvapų pradedi, tiesiog susikuri savo kažkokį tai personal tokį kvapą per savo psichomocinę būseną. Tai irgi labai veikia, nes mes iš tikrųjų užaugom. Gerai, jeigu ta vaikystė buvo tokia graži ir ten vien geros emocijos, bet iš tikrųjų tos, nežinau, bent jau kiek aš atsimenu irgi tos vaikystės, tai kaime, tai tas, tai žodžiu, nu, vis tiek tai būna tokie, iš vaikystės daug atsinešė, tai ir paskui atrodo, kaip užaugi, to irgi taip per gyvenimą reikia kažkaip stumtis. Ir dar tas, kad dažnai tu atsineši iš vaikystės, bet tu nesuvoki. Ne, tu net nežinai ką. Nes tas ir yra, kad tu staiga turi kažkokią reakciją, bet tu net negali suvokti, kas ją paleido. Taip. Ir va, tas toksai sąmoningumas, išmokimas, dabar yra banga, bet jeigu tą bangą mes teisingai pagausim ir panaudosim, nes tikrai labai daug dabar literatūros apie savęs pažinimo, apie savęs, žodžiu, atrasti, kas tave liečia, kokios bangos, kokie kvapai, kokie vaizdai, kokios spalvos, kas, žodžiu, visus šitos dalykus, nes anksčiau tų knygų nebuvo. Dabar atsirado, tai tiesiog, kaip aš sakau, galima laukti, kol knygų nebeliks, nes taip nutinka, ir tada pulti ieškoti ir kažką, tai bet galima pasinaudoti tą bangą ir tiesiog išnaudoti tai, kad dabar yra. Dabar tu gali galbūt iš tiesų realiai pradėsit naudoti praėjus pusmečiui. Bet tas pusmetis bus tai, kad ta žinia, kuri atėjo šiandien, jinai tiesiog bręs. Ir tiesiog kažkas tai nutiks ir sakysi, aš žinau, aš prisimenu. Ir tada žinau, kur galima eiti knygų. Ir gilintis toliau. Taigi dabar, ką mes Širvinta toliau naudosim, ką uostysim? Dabar uostysim irgi, aš kodėl nenoriu sakyti pavadinimo, todėl, kad aš noriu, kad jums, kai jūs užuodžiat, kad jūs neturėtumėt asociaciją. Nu, ta prasme, jūs negalvotumėt iš ankstinio nusistatymo, ką aš turiu užuosti. Ir dabar tu užuodi ir paskui galvosi, ai, čia žinau. Nes iš tikrųjų, aišku, mūsų protas iškart įsijungia ir mes galvom, kas čia taip, bet aš, kaip sakau, leiskit tai emocijai, šitai prisiminimui, nes jau dabar, kaip sakyt, jums vyksta terapija, jūs jau dabar pasiklytę ten pasisėjo ir jūs galite suvokti, nesuvokti, jums patinka, nepatinka, jinai vis tiek ten lieka. Ir žinokit dar vieną tokį dalyką, kad ne tik jūs renkatės eterinius aliejus, bet ir eteriniai aliejus renkasi. Ir čia yra faktas ir aš jau per 10 metų tą patirtį irgi supratau ir jeigu ir nepatinka ir nieko tokio, visiškai nieko tokio, čia tik laiko klausimas yra, kada gali būti, aišku, po 5 ar po 10, nesvarbu. Aš žinau ir savo rate, kur ateina, sakykime, po 5 metų, po 10 metų ir jau kitaip žmogus žiūri, bet tai čia yra, kiekvienam yra individualu, visiškai. Tai va, tai nieko tokio, jeigu sakau, o jeigu ir visiškai, pavyzdžiui, jums nepatinka, jūs ir neuostykit, įkvėpėt ir padėkit į šoną, neprievartaukit savęs. Gaivu. Kai gerklės,
Peppermint labai Ir kai gerai yra galvas virškinimo skauda. sistemai. Kai trūksta dėl Dar Man iš- irgi saldainiai iš vyro karto. sesė Dorotėja Tie domisi, žirniukai tai balti, ne? jinai girdėjo, sakė, bijo biškutį įlašinti šampūną, kai galvą plauni. pastą. Suaktyvina ten yra labai gerai daug- plaukam. Taip, plaukam yra labai gerai. Man Kas Labai leisga, dėl va, rūko turi. labai gerai lašinti, viskas irgi prabūtrina. Aš, pavyzdžiui, nueinu į dušą ryte, vis tiek Gražės, toks kur būdavo apsimegojęs, tokie balti, ar ne? atsimeni? Tai, pavyzdžiui, tu gali paimti, va, aš ateinu su visu buteliuku ir pašventinu taip savo dušą. Ir tada, kai tas vanduo garuoja, vis tiek jis turi nubėgti, jis pradeda garuoti kaip spa tada, nu kaip tave prabūtrina, taip, jeigu ten šampūnai sadašinį aktyvuoja. Aš lašinau, labai fainas toksai jausmas, Šalas. nu, šalas gal, bet toksai Vasarą labai gaivumas, gerai, žiemą gal toksai taip, atrodo dar švariau tą galvą Taip, išsiploju. taip. Jūros, kai grįžti pertegęs Taip. odai, kaip gerai. Taip. Tai žodžiu, peppermintas iš tikrųjų jis yra toksai, jis yra pakankamai stiprus, bet jis užtenka, pavyzdžiui, va irgi, va dabar duosiu iš tokį pavyzdį, vienam lašelyje peppermintą, ne, kiek išeitų podelių. 28. Nu. Tai įsivaizduokit, kokia yra koncentracija. Žinoma, reikia atsargiai ar ne naudoti, nes nu, nepadauginti, tiesiog. Ypač arti akių. Ar tie, jo, ypač va, Dar su gerai. vandenuku pasiplaukit, bus Ne. labai links. Jeigu eterinis aliejus pateko, reikės jokių būdų su vandeniu neplauti, nes tai dar giliau įves jums, reikia paimti kažkokį riebalo kremą, aliejų augalinį turiu omeny. Ir tada ištraukti kaip spaustukas, nes aš pamenu irgi, kai vaikam ten ar tepi kažką kojytės ten ir kažkas ar plaukas ir va taip va. Ir ta visa tas kvapas va čia va atrodo ir nereikia su vandeniu nebėgti, nes kvapas dar, tas vanduo dar giliau įves. Tai pasiėmė kokį aliejų augalinį arba kokį kremą, ką turi, tai va patrynė ir kaip spaustukas išims be jokių problemų. Ir aplamai dar vienas dalykas yra, jeigu naudojat, kas turite aplamai eterinius aliejus ar naudosit, pavyzdžiui, jeigu norit užsilašinti, ne ten lašelį, ir visada reikia aktyvuoti molekulės ir pasukti 1, 2, 3. Jas turi suaktyvinti, nes tai yra, čia yra, kaip sakau, aš kartais vadinu, tai kaip augalo siela. Nu, ją reikia suaktyvinti ir tada, aišku, jau tada tepi delnus ir tada inhaliuoji. Tai irgi labai veikia mūsų visą mūsų ir kvėpavimo sistemą, ir emocinę, ir mūsų smegenis, ir aplamai mūsų kūną. Va, grįžot vakare po darbo, pasiimkit kokį savo, leiskit savo išsirinkti intuityviai, nes intuicija niekada neapgaus, ko reikia, kam reikia ir neleiskit protui taip įsikišti, ugdykit savo intuiciją, nes intuicija iš tikrųjų labai daug ką pasako. Paskui jūs galite nueiti ir pasiskaityti, va ką tas kvapas reiškia. Kaip orakulas tiesiog, va irgi kaip knyga gali atsiversti iš kažkur, tai iš tiesų tai veikia su bet kokia knyga, nebūtinai reikia orakulo imti. Tiesiog, va kažkas tai tokio, va paima tiesiog, va pažaisti. Atsiversti, pasiskaityti kažkokią frazę ir tai pasižiūrėti. Aha, o čia nais dabar kas iš kurios pusės. Panašiai kaip kinietiški sausinukai romanuose būna, kada išsitraukia kažkokį tokį, va irgi. Žavinta, prieš einant toliau, aš noriu truputėlį irgi taip ir tave prablaškyti. O koks tu, tarkim, tau buvo pats neįprasčiausias kvapas, kurį tu, nes vėlgi daugelis, va tarkim, kad ir frankincenso, nes mes tikrai, nu, tarkim, aš žinau miros kvapą, bažnyčios visų šitų, va, irgi jiem priklausomai nuo tam tikrų prisiminimų, taip toliau, bet, va, koks tau kvapas, jisai buvo, nu, va, toks, va, kurio tu, va, pirmą kartą susidūrei, va, būtent čia. Va, toks, va, būtent koks man nepatiko, ar kad nepatiko? Tiesiog gal netgi ne tai, kad patiko, nepatiko, bet kada būna pirmas toksai, kada tu net nežinai, kokią emociją tau kelia, tiesiog, va, toks, palauk, kas čia dabar? Bet ar buvo tokio, va, wow, tokio momento, kada, va, tu staiga, va, kažkas, o čia dabar kaip? Dabar sugrąžinai mane į pačią pradžią. Taip, bet būtent, va, aš to ir norėjau. Į pačią pradžią. Aš prieš 8 metai dirbau psichiatrinėje ligoninėje ir mačiau, kaip ten žmonės, aišku, serga, depresijos, stresas, nuo streso, nuo bankroto, kaip žmonėm iš tikrųjų pavažiuoja stogas.
tos istorijos lygos, kai tu turėdavai skaityti, domėtis, iš tikrųjų, labai gailėdavai tų žmonių, tu stengdavai kažkaip juos paguosti, nuraminti, nors dar neturėjau nieko čia bendro su tuo. Bet toks atėjo momentas, kai jau buvo, atrodo, laikas kažkur kelti sparnus. Bet nežinau, ko noriu. Žinau, kad noriu baigti savo tą darbą, kad ir kaip, sakykime, ten jis ar patiko, ar visą kitą, bet jaučiau, kad mano jau tas visas procesas, tas etapas jau baigtas. Ir aišku, čia yra daugiausia moterų, atėjo man aplamai pradėjo kažkas viduj ten virti ir aš nežinau, ko aš noriu. Tai vyrai sakau, nežinau, kas vyksta su manim, sakau, bet kažkas vyksta, sakau, gal reikia darbą keisti. Sako, bandyk, žiūrėk, tavo draugės ar tą daro, pabandyk. Sako, bet sakau, aš nežinau, ar aš noriu. Sako, tai ko tu nori? Sakau, aš nežinau. Ir aš atsimenu, tai pradėjau verkti stipriai. Kažkaip, turbūt visą tą emociją apsikabinau vyras, kur aš nežinau, ko aš noriu. Sako, kaip gali nežinot, ko nori, atrodo, bet tai buvo iš tikrųjų. Ir man tas mano dušė, ta mano visa, man neįveržė visą, aš negalėjau įkvėpti, aš negalėjau, net atrodo viskas gerai, šeima, vaikai, atrodo, gyvenk ir džiaukis. Bet man turbūt kažkoks, kaip tas pradėjo kažkas ten kutenti ir aš nesuvokiu, kas tai yra. Ir nežinau, bet ateina vasara, ruošiamės į Lietuvą važiuoti atostogų ir aš susitinku su drauge ir man draugė pradeda pasakoti, išsitraukia tą rinkinuką ir man duoda pirmą aliejų ir tai buvo citrina. Ir aš įkvėpiu, aš net nebegirdžiu, ką kalba jinai, ką pasako ir aš tą citriną taip įkvėpiu. Viskas. Sakau, čia tikra. Tiesiog. Ir aš kaip šiandien atsimenu, kaip visas mano kūnas atsipalaidavo. Ir vyras iškart pamatė, nuskanavo mano, kaip sakyti, body language tą visą. Sako, viskas, jis pamatė mano visą, pasikeitė mano visą raumenis, įsitempė, nebeliko nieko. Ir aš supratau, kad tai yra mano, nes man palengvėjo ant dušės, aš galėjau vėl kvėpuoti, įkvėpti, žodžiu. Tai va, ir mano ta kelionė prasidėjo. Aišku, jinai tokia ilgai gal papasakoju, bet iš tikrųjų jinai buvo tokia. Dėl to man ir labai stipriai surezonavo ir aš, kaip sakyti, nešu toliau tą žinutę. Tai labai ačiū už klausimą. Gerai, taigi einam dabar toliau. Ką sekantį mes uostysim? O dabar uostysim iš 15 amžiaus paimtą mišinį. Čia dabar bus mišinys. Tai yra, šiek tiek galiu pasidalinti, papasakoti, kad tai yra 15 amžiaus mišinys eterinių aliejų, kuris buvo sukurtas pagal tam kaip ir legendą, nors, kaip sako, kaip ir ne legenda, bet dar kiti įvardina kaip legendą. Kai 4 vagys, kai vyko maras, juodasis maras, labai daug žmonių žuvo, užsikrėtė, o 4 parfumerių sūnus, jie tiesiog ėjo ir apvogdavo tos mirusiuosius ir jie rinko visus papuošalus, žodžiu, bet jie neužsikrėsdavo. Ir jiems kilo, ta prasme, kai juos pagavo, sako, jūs turite dabar pasakyti, kas tai yra, nes paprasčiausiai arba jūs sėdate į kalėjimą, arba pasako tą paslaptį. Tuo laiku ne kalėjimas, o tiesiai ant virvės būdavo. Tiesiai ant virvės ir net... Jo. Tai va, ir aišku, pavadinimas yra jo vagis. Tas mišinys yra vagis, tai jisai aplamai apsaugo nuo visų virusų, bakterijų, kaip sakau, čia yra mūsų šeimos bodyguard. Tiesiog tas be jo aš neįsivaizduoju nei vienos žiemos, nes aplamai jį pagarinus namuose į 20 minučių išnaikina namų tą virusus, tos bakterijas jau per 20 minučių iki 99,6%. Tai va, jis yra iš tikrųjų ir imunitetas stiprina, ir ar gerklė, ar kas, ar į padus tepame. Tai žodžiu, iš tikrųjų labai universalus, kur galima jį pritaikyti, naudoti. Asocijuojasi su pipirais.
Gvazdikėlis. Ir tai labai sako, čia kalėdų. Karštas vynas, jo, gvazdikėliai, karštas vynas. Užsimaniau kavos. O pavyzdžiui, su eterinis Šito įlašinau. galima daug vienu metu pasakai, yra nesusimaišo jie. Priklauso, reikia labai save stebėti. Jeigu jums, sakykime, jau gana, tai yra gana. Reikia klausyti savo kūno, nes, pavyzdžiui, aš tai galiu uostyti, sakykime, jos. Bet, pavyzdžiui, tikrai yra žmonių, kur labai uoslė yra jautri. Tai va. Ir bet kaip tik va šitoj knygoj ir bus apie super jautrius, apie super degustatorius ir žodžiu tiesiog Bet tai nėra kažkas blogai, visiškai. Bet aš jau mane kalbu. Jo, tai jis gali daug duris padaryti, Ne, arba vandenuką atsigerti. man viskas gerai, tik tai va, jau jo šilčiu. Gal tikrai kas nors norit vandenuką? Nu. Jo vandenuką reikia gerti. Tai norėčiau sakyti. Taip jau. Nu, kas atsimenat pavadinimą? Ai, tikrai atsiminsiu. Jo, čia yra, kas įeina į mišinį, rozmarinas, įeina cinamonas, eukaliptas, citrina, gvazdikėlis, jo. 5 eteriniai aliejai ir į vieną blendą. O dabar, vat, kas, žodžiu, vat, kad piškelį kvapas atsigautum, gal dabar tiesiog pabandyti, ką nors pažaisti, va tokio, vat, kad... Taip, čia buvo 5 kvapai, taip? Nu, taip. Šitam